10 minučių 3 kvietimų užeiti į svečius, atsigerti arbatos. Tai vienus namus užėjau, atsigeriau arbatos, šeimininkas pakvietė ant stogo savo namų, parduotuvę gal tiksliau. Tai vaizdas tikrai atsivėrė nuostabus, tai man jau šitas miestas labai patinka tik įvažiavus, nors jame esu labai trumpai. Viena šeimyna pasikvietė pas save į svečius į parduotuvę, atsigerti arbatos. Tai jų parduotuvė prekiauja saldumynais ir riešutais. Čia yra šeimininkas, kuris mane pasikvietė. Tai atsigersim arbatos ir keliausim toliau. Bet esmė tokia, man jau einant jau visi kviečia. Tai aš bijau, kad nenukeliausiu tiesiog iki savo viešbučio arba labai ilgai keliausiu. Parduotuvės šeimininkas po arbatos pasikvietė ant savo namo stogo. Tai vaizdas tikrai įspūdingas atsiveria, labai gražu. Būdamas Kešane nusprendžiau, kad dar pasiliksiu čia vieną dieną, nes iš tikrųjų nieko nepamačiau šiandien. Pamačiau, bet daugiau bendravau su žmonėmis, kurie kvietė mane į svečius, savo ofisą, parduotuvę, namus. Tai visi norėjo išgerti arbatos, pašnekėti, sužinoti, iš kur aš esu. Tai realiai, beveik visą dieną prasidėjau, prašnekėjau su žmonėmis. Tai pasiliksiu dar antrą dieną čia, kad galėčiau aplankyti daugiau objektų ir labiau miestą pamatyti, nes miestas tikrai labai gražus. Ką iraniečiai tai mėgsta piknikauti. Tai realiai eidamas visur gali sutikti žmonių, kurie pasitęsia kilimėlį ir tiesiog užkandžiauja, valgo. Galima sakyti, jie yra pikniko dievai. Antra diena Kešane. Atvykau į Tepės Elkas miestelį, vienas seniausių Irane. Tai jo amžius yra beveik 6000 metų prieš Kristų. Tai irgi atsiveria viso miesto panorama. Tai biškį pavaikščiosim ir važiuosim į kitą objektą lankytiną. Nes realiai irgi planavau čia pasiekti šitą vietą per 10 minučių su taksi. Bet pasiekiau beveik per 1,5 valandos. Nes vėl visi kviečia į svečius, arbatos, pasikalbėti, visiems įdomu, iš kur esi. Visi klausinėja, šneka, šypsosi, tai visi nori pabendrauti. Atvykau į Team Garden, tai žmonių labai daug čia, tai ilgai užsibūti čia neplanuoju. Kas liečia kainas, tai iraniečiam kaina 400 000, o turistam kaina 3,5 milijono. Tai kas skiriasi ne beveik, o 9 kartus. Tai čia realiai visur, kur nueisi, pamato turistą, tai dažniausiai kaina pakyla ir labai reikia derėtis. Tai turbūt daugumo iš tokių šalių, tai tenka biškį pakariauti, kas liečia kainas. Tai einame pasivaikščioti po parką.